Vladimiras Putinas ruošiantis pergalės paradui Maskvoje visiškai apsijuokė prieš visą pasaulį. Rusai pirmą kartą parodė, kad rusai iš visiškai sudegusios naftos perdirbimo gamyklos tuopse vidaus. O jau šią naktį Ukrainos dronai vėl smogė Rusijos uostui Primorskas prie Baltijos jūros. Žinoma, kad per šią Ukrainos gynybos pajėgų dronų ataką buvo pataikyta į raketinį laivą Karakurt, patrulinį katerį ir šešėlinio laivyno tanklaivį. Be to, Karo studijų institutas apskaičiavo, kad balandį Rusijos kariuomenė patyrė grynųjų teritorinių nuostolių kare su Ukraina. Ir tai įvyko pirmą kartą nuo tada, kai Ukrainos ginkluotosios pajėgos įsiveržė į Kursko sritį 2024 m. rugpjūtį. Šiame kontekste internete šiandien pasirodė kadrai esą nufilmuoti Raudonojoje aikštėje, kur rusai užtempė antidroninį tinklą, kad apsaugotų būsimą pergalės paradą gegužės 9-ąją nuo bepiločių atakų. Tačiau ar tai nėra klastotė? Štai dabar ir išsiaiškinkime. Mano vardas Aleksejus Pečijus, tad aptarkime šią temą kartu. Tačiau prieš pradėdami paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti šį kanalą, paspausti patinka šiam įrašui ir parašyti bet kokį komentarą po šiuo vaizdo įrašu. Be to, užsiprenumeruokite mano Telegram kanalą Pečinews, nuorodą rasite šio vaizdo įrašo aprašyme. Ten mes skelbėme operatyvias naujienas vos tik jos pasirodo. Taigi iškart pradėsiu nuo naujienų apie pergalės paradą, kuris šiemet vyks gegužės 9 dieną Maskvoje. Kaip žinoma, pergalės paradas Maskvoje pirmą kartą per 19 metų vyks be karinės technikos. Rusijos Federacijos gynybos ministerija oficialiai patvirtino, šių metų pergalės parade Raudonojoje aikštėje nebus nei karinės technikos kolonos, nei aviacijos danguje, nei Suvorovo, Nachimovo mokyklų ir kadetų korpusų auklėtinių. Bus tik varginga marširuojančių okupantų kolona. Štai ir viskas. Ir dar toli gražu ne faktas, kad pats Vladimiras Putinas atvilks savo kūną į Raudonąją aikštę. Iš tai tokių naujienų fone Ukrainos ir Rusijos Telegram kanalai gegužės 3 dieną paskelbė nuotrauką, kurioje pavaizduotas antidroninis tinklas ištemptas virš Raudonosios aikštės Maskvoje. Nuotrauka iliustravo Maskvos pasiruošimą gegužės 9-osios paradui. Na, akivaizdu, kad tokios naujienos žinoma pradžiugino ukrainiečius, nes tai parodo baimę, kuri apsigyveno rusų galvose. Bet aš raginu jūs būti blaivaus proto. Ši nuotrauka yra klastotė. Vienas pirmųjų šią Raudonosios aikštės nuotrauką paskelbė Ukrainos gynybos ministro patarėjas Serhijus Sternenka. Ir nuotraukoje matyti, kad antidroniniai tinklai, kurie beje naudojami fronte, buvo ištempti virš Raudonosios aikštės. Na, o ši nuotrauka akivaizdžiai sugeneruota dirbtinio intelekto. Tai rodo kelios klaidos paveikslėlyje. Na, pavyzdžiui, šioje nuotraukoje kažkodėl nėra Lenino mauzoliejaus, o ir pati aikštė atrodo šiek tiek kitaip nei yra iš tikrųjų. Pavyzdžiui, vietoje istorijos muziejaus pastato pavaizduota Švento Vasilijaus palaimintojo katedra, nors iš tikrųjų jų stovi priešingame aikštės gale. Na ir be to, Raudonoji aikštė jau kelias dienas yra uždaryta, man atrodo, nuo balandžio 29-osios, todėl ten tiesiog negali būti vaikštančių žmonių. Bet aš suprantu, pasijuokti iš laukinių nesipraususių rusų yra tarsi šventa, bet svarbiausia čia neperžengti ribos. Vis dėlto Vladimiro Putino reikalai šiame kare vis blogėja. Pirmiausia, internete pasirodė unikalūs kadrai nufilmuoti iš gaisrinės automobilio kabinos važiuojančią tiesiai per teritoriją. Tuopsės naftos perdirbimo gamyklos po galingų bepiločių atakų serijos. Šis vaizdo įrašas aiškiai parodo, kad viena iš didžiausių šios srities įmonių pietų Rusijoje faktiškai paversta griuvėsiais. Ir dabar mes pažiūrėsime šį vaizdo įrašą, bet prieš tai noriu pažymėti, kad vienas iš šio krašto, kuriame yra Tuopsės miestas, pareigūnų išvakarėse pradėjo teigti, kad visa tai yra klastotės. Kodėl jūs manote, kad dega naftos perdirbimo gamykla, kad dega naftos saugyklos, kad dega uostas? Jis sako, ne, tai klastinga Ukraina. Tuopsės gyventojai vadinasi prie bepiločių orlaivių pritvirtina rezervuarų su mazutu ir štai bepilotis nukrenta, tas mazutas išsilieja ir užsidega. Ir todėl virš miesto matyti šie juodi dūmų debesys. Tačiau nedega jokia naftos perdirbimo gamykla, dega būtent šie mazuto rezervuarai. Ir jūs suprantate, už kokius idiotus šis pareigūnas laiko rusus, šią laukinę tautą, kai jis tiesiog sako, ne, tai, ką matote savo akimis, neegzistuoja. Tai tiesiog dega bepiločiai su mazutu, štai taip. Na, o dabar pažiūrėkime vaizdo įrašą dar kartą nufilmuotą iš gaisrinės mašinos Tuopsės naftos perdirbimo gamyklos viduje.
įvyko rezervuaro numeris 3 deformacija ir produkto išsiliejimas, dėl ko degi nafta išsiliejo ant kelių ir buvo apgadinti keli automobiliai bei valdymo įranga. Šiuo metu kontroliuojame. Naftos perdirbimo gamyklos sklendės. Na, kaip matote, kadruose matomas apokaliptinis vaizdas. Vietoje aukštųjų technologijų naftos pirminio perdirbimo įrangos matyti tik apdegę metaliniai karkasai ir krūvos sulamstytas geležies. Greisterne taip pat pravažiuoja pro dešimtis bakų, kurie virto suspaustomis konservų dėžutėmis. Ir pagal analizę daugiau nei 50% degalų saugojimo pajėgumų visiškai sunaikinta ugnies, likusieji apgadinti. Gamyklos teritorija padengta storų suodžių ir putų sluoksniu. Visur matyti naftos lietaus padariniai, kuris užklupo ne tik pramoninę zoną, bet ir gyvenamuosius Tuopsės rajonus. Dėl to šiuo metu įmonės gamybinis ciklas yra visiškai paralyžiuotas. Specialistai nuostolius vertina kaip neatkuriamus trumpuoju laikotarpiu. Ir pagal preliminarius prognozes visiškam atstatymui, arba bent jau daliniam gamyklos veiklos atnaujinimui gali prireikti metų. Atsižvelgiant į įrangos sudėtingumą ir sankcinius apribojimus importuojamoms dalims, ir štai jau gegužės 3 dieną dar vienas gaisras kilo Baltijos uoste Primorskas dėl masinės bepiločių orlaivių atakos. Ir ši ataka nėra atsitiktinė. Naftos perpylimo pajėgumai Primorsko uoste siekia apie 1 milijoną barelių naftos per parą ir apie 300 000 barelių dizelino per parą. Kodėl jis yra svarbus perkrovimo punktas? Pagrindiniai rusiškos naftos rūšiai Uros ir mažai sieros turinčiam dizelinui. Todėl jau akivaizdu, kad Ukraina dabar daužys ir šį uostą, kaip ir į Tuopsės uostą. Tuo pačiu metu per dronų ataką Primorsko uoste Ukrainos gynybos pajėgos smogė raketiniam laivui Karakurt, patruliam kateriui ir šešėlinio naftos laivyno tanklaiviui. Tai buvo bendra Ukrainos saugumo tarnybos, bepiločių sistemų pajėgų, specialiųjų operacijų pajėgų, pagrindinės žvalgybos valdybos ir Ukrainos pasieniečių operacija. Taip pat buvo smogta patruliniam kateriui ir dar vienam naftos laivyno tanklaiviui. Rimtai apgadinta ir uosto infrastruktūra. Rusijos naftos terminalo uoste. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kartu su uostu Ukrainos atakos smogė raketiniam šešėlinio naftos laivyno tanklaiviui. РФ вблизи входа в порт Новороссийск. Tai buvo bendra pagrindinės operacija. Mūsų kariai toliau taiko sankcijas Rusijos šešėliniam naftos laivynui. Smogė 2 tokiems laivams Novorossijsko uosto akvatorijoje. Šie tanklaiviai buvo aktyviai naudojami naftos pervežimui, dabar jau nebus. Ukrainos tolimojo nuotolio pajėgumai visapusiškai vystysis jūroje, ore ir sausumoje. Artėjant gėdingam pergalės paradui Raudonojoje aikštėje gegužės 9-ąją, Vladimiras Putinas turi įspūdingų rezultatų fronte. Balandį Rusijos kariuomenė patyrė grinųjų teritorinių nuostolių kare su Ukraina, praradusi kontrolę 116 kvadratinių kilometrų teritorijos. Amerikos karo studijų instituto duomenimis tai įvyko pirmą kartą nuo tada, kai Ukrainos ginkluotosios pajėgos įsiveržė į Rusijos Kursko sritį 2024 m. rugpjūtį. Tuo pačiu metu toliau mažėja ir Rusijos armijos puolimo tempai. Jei 2025 metų pradžioje jie vidutiniškai žengė po 9,76 km2 per dieną, tai per pirmosius 4 2026 metų mėnesius šis rodiklis siekia 2,9 km2. Be to, institute paaiškina Rusijos puolimo tempo sumažėjimą Ukrainos sausumos kontratakomis ir vidutinio nuotolio smūgiais, įskaitant aktyvų dronų naudojimą. Be to, dėl prarastos galimybės naudoti Starlink terminalus Ukrainos teritorijoje ir Telegram blokavimo, Rusijos kariuomenės valdymo ir ryšio problemos dar labiau paaštrėjo. Tačiau čia rusai grėbėsi gudrybės. Gražaus vaizdo kūrimas. Toliau pateiksiu karo studijų instituto citatą. Nuo 2025 metų rudens Rusijos pajėgos pradėjo aktyviai taikyti mažų grupių įsiskverbimo į pilkąsias zonas taktiką. Jų visiškai neužimdamos
Rusijos federacijos gynybos ministerija naudoja tokias operacijas, kad sudarytų įspūdį, kad jie stumėsi į priekį visomis fronto kryptimis ir galėtų atsiskaityti Kremliui apie pasiektą pažangą. Praktiškai daugelis šių zonų išlieka ginčytinos ir nuolat patiria abiejų pusių ugnies poveikį. Čia padėsiu daugtaškį. Savo nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu. Prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Be to, jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti bet kokią auką arba mokama rėmėjo prenumerata, pasinaudodami nuorodomis ir rekvizitais esančiais šio vaizdo įrašo aprašyme. Būsiu dėkingas už bet kokią jūsų paramą. Ačiū. Taip pat galite pasinaudoti QR kodus savo ekranuose. Tai pats paprasčiausias ir patogiausias būdas paremti YouTube kanalą. Tiek šiam kartui, saugokite save, visiems iki pasimatymo.